Sveiki. Šiandien 2 metus savanoriavusi vaikų linijoje savanorė Birutė pristatys mums, ką jinai ten pastebėjo. Prašom. Sveiki visi. Didžioji dalis skambučių į vaikų liniją yra išdykaujančių vaikų skambučiai, įvairių prisigalvotų istorijų pasakojimas, bet dažnai ir pikti, pasityčiojantis. Ir buvau labai nustebinta, kad analogiška vaikų linija Norvegijoje, pavyzdžiui, iš viso nesulaukia jokių išdykaujančių skambučių. Pas juos vaikai skambina tik tai turėdami rimtus klausimus, kažkokius klausimus, žodžiu. Tai man čia kyla toks, kaip kultūriškai mes be galo skirtingi, koks tas pagarbos lygis mūsų vieni kitiems. Tai va. Daug skambučių tikrai yra apie patyčias. Vaikai skundžiasi, kad iš jų yra tyčiojamasi, dažniausiai tai vyksta mokyklose, kartais ir tiesiog kažkokiose draugų ratuose, internete. Ir visada savanoriai sako, kad patyčių problema be suaugusių įsikišimo nebus išspręsta. Rekomenduojam vaikams būtinai pasakyti mokytojams, tėvams apie tai, ir kad suaugę spręstų šitos reikalus. Tačiau tenka išgirsti, kad netgi pakeitus 3 mokyklas vaikus atsiveja patyčios. Tai tas labai liūdina, atrodo, kad šita tokia problema pas mus yra labai įsisenėjusi ir tikrai gili. Dar nemažai vaikų skambina kartais dėl informacijos seksualiniais klausimais, tai yra brendimo klausimais, polinkio į seksualumą, kadangi visuomeniai dabar ta tema labai aktuali, tai vaikai linkę įžiūrėti savyje polinkį į homoseksualumą, dalyjasi tuom. Ir suprantama, kad vaikai ne visada drįsta su savo tėvais pakalbėti seksualumo temomis. Ir sunkiausi skambučiai tai yra vaikų, kurie nori nusižudyti, planuoja savižudybę, neretai jau yra pasiruošę, turi planą, kaip. Ir dažniausiai jie sako, kad jie niekam nereikalingi. Jie jaučiasi niekam nereikalingi. Jie jaučiasi per prasti, kad gautų dėmesio ir meilės. Tai nuoširdžiai linkiu mums visiems daugiau tarpusavio pagarbos ir meilės, tiek tarpusavio, tiek vaikų atžvilgių. Laimingai jums. Ačiū labai, Birutė. Iki, tėvai, dėkitės į galvą.